Kažkada balandis privaloma tvarka buvo vadinamas švaros mėnesiu. Dabar natūraliai kiekviena šeima sprendžia, kada laikas imtis didžiųjų pavasario švarinimosi darbų. Ir svarbiausia, kokie jie turi būti. Vienam pakanka dulkes nuo lentynų nuvalyti, o kitam būtinai reikia, kad visi namų kampai ir kampukai spindėtų. Langai – ta vieta, kurios nešvarumai, ypač pašvietus saulei, labai nemaloniai krenta į akis. Langų robotai, jie irgi lygiai taip pačiai per paskutinius 5 metus gan stipriai patobulėjo. Anksčiau būdavo rizikos, kad valys ir staiga nukris, gal reikia kažkur pririšti. Daug sprendinių yra padaryta, šiuo atveju, ta prasme, yra apsauginės funkcijos, net ir robotui beveik išsikrovus, dar yra 30 minučių tarpas, kuomet jisai tikrai nenukris, kad žmogus spėtų sureaguoti. Jie duoda ir garso signalą, jie duoda ir šviesos signalą, kad jau reikia jo pasirūpinti, reikia nuimti. Ir kas yra labai didelis privalumas, kad naujos kartos robotai, jie iš tikrųjų turi judėjimo valymo funkciją, tai reiškia, yra vibruojanti, vaikščiojanti šluostė, kas šiuo atveju net ir prie langų prikibusius tos nešvarumus žymiai lengviau padeda išvalyti, nes tai yra vėlgi valymo funkcija, kuri anksčiau senos kartos robotuose jos tokios nebūdavo. Tai yra integruoti tam tikri algoritmai, kaip sakant, dirbtinis intelektas, jeigu taip galima pavadinti, tai netgi jisai nusiskaitęs langą, jisai parenka patį optimaliausią maršrutą, kaip jį valyti, lygiai taip pačiai yra nuotolinis valdymo pultas, tai reiškia, tu sėdėdamas gali ir pauzę padaryti, ir vėl pradėti valyti, tai čia, kaip sakant, sėdi ant sofos, o robotas langus valo už tave. Tačiau šis reportažas ne apie robotus, tiksliau ne tik apie robotus. Mes pabandėme pakviesti į dvikovą vieną moderniausių rinkos robotų ir milžinišką patirtį turinčią švaros specialistę, kas kokybiškiau, o gal ir greičiau nuvalys langus. Aš esu iš valymo įmonės Frekenbok namai. Mūsų jau kelionė yra maždaug 16 metų įmonės, tai turim tos tokios realios patirties. Nemaža gyvenimo dalį ir aš pati ir valiau, ir dar šiandien vis ateinu pavalyti. Tai va šiandien ir pabandysiu padalyvauti tarp roboto ir savo patirties. Tai bus labai įdomus, nes šiaip mūsų klientas ir yra tas toksai šeima, kuriai reikia tvarkytojos, kuriai reikia grinai rankų, kurios rankom galim pavalyti, sutvarkyti, išvalyti namus, būtent butus, tai šeimininkai, kuriai tos pačios rankos neprieina. Aišku, kiekvienas namas, kiekvienas langas, kiekvienas klientas unikalus. Vienam norisi, kad net ir ne pirmos jaunystės langai tviskėtų lyg ką tik atvežti iš gamyklos. Kitas galbūt žiūrės atlaidžiau, tačiau elementarus purvas, nešvara ar šluostės palikti dryžiai – nediskutuotinas dalykas. Langai privalo būti švarūs. Langus visą laiką padeda nuvalyti gera šluostė, vanduo, šiltas geriau. Ir aišku, ta universalioji guma, kuri tiesiog nubraukia kiekvieną vandens lašelį. Tai va čia jau tokie ABC, nuo kurių mes visą laiką pradedam. O šiaip kiekvieni langai yra skirtingi, kiekvienų langų purvas yra skirtingas ir tai yra, tiesiog atvažiuoja ir pamatai, kiek reikės pagalbos tiem namam. Aišku, jeigu tie langai bus iš po žiemos žiauriai nešvarūs, labai murzini, taip, pradžiai vis tiek mes rekomenduotumėm prasivalyti juos ranka, o jau kas liečia langų išvalymas, išblizginimas iki to, kaip sakant, puikaus rezultato, tai roboto pagalba yra lengvai pasiekiamas. Tai ypatingai, kur žmonės gyvena didesniuose namuose, tai kai ateina momentas, kai jau reikės valyti langus, tai daug ką išpila šaltas prakaitas, nes iš tiesų laukia sunkus fizinis darbas, tai roboto funkcija šitoje vietoje, kaip didžiulio pagalbininko, yra nepamainoma. Nes kaip ten bebūtų, dideli langai, ten vieną langą išsivalyti užtrunka pusę valandos ir jau tu visas po prakaitu. Tai šiuo atveju net ir biurai lygiai taip pačiai, norėdami palaikyti švarą pas save ofisuose, kontorose, jie lygiai taip pačiai yra tos valytojos, bet kad palengvinti, kiekvieną dieną kitą valytoją neprivalys, tai šiuo atveju net ir biurai ir ofisai, jie puikiausiai naudoja robotukus. Tokiu būdu net ir stiklinės pertvaras tarp kabinetų prasivalant, nes būna ir nutapšnoja pirštais, tai šiuo atveju ne tik langai, bet ir stiklinės pertvaros, tie patys veidrodžiai. Kodėlgi ne? Mūsų langų valymo iššūkyje greičiau darbus atliko žmogaus rankos. Aišku, reikia vertinti aplinkybę, kad langus valė patyrusi specialistė, turinti ir reikalingos įrangos ir daug patirties. Žmogaus rankų ar roboto išvalytas langas labiau blizgėjo, sunku išmatuoti, bet lyg roboto darbui būtų galima skirti aukštesnį įvertinimą. Antra vertus, jeigu turite laiko, tai langus valantis robotas tikrai spės išvalyti viską. Ir nebūtina darbus baigti balandžio mėnesį, jį galima naudoti visą šiltąjį sezoną.
O bene svarbiausias roboto privalumas – visą tą laiką, kai jums nereikia rūpintis stiklų švara ir blizgesiu, jūs galite skirti sau. Juk laikas viena didžiausių vertybių.